O va čia man šitas vaizdas labai romantiškas. Kokį nors piruetą moki dar? Nu, aš tikiuosi mokytoja nežiūri. Sveiki, chebryte, pagaliau mes čia, YouTube kanale. Čia yra Tufas, mūsų vyrmechanikas. Aš turbūt pradėsiu nuo savęs, kas aš tokia esu, kodėl aš čia atsiradau ir kodėl čia viskas taip vyksta. Tai kartą gyveno maža mergaitė, kuris svajojo būti balerina. Tai va, tikrai aš nenorėjau turėti šroto, nenorėjau turėti serviso, aš norėjau būti balerina. Bet 14 metų oficialiai aš tapau per stora. Tada man atrodė, kad mano gyvenimas sugriuvo, kad aš niekada gyvenime nebežinosiu, kas man patinka ir ką aš noriu veikti. Šiaip ne taip baigiau mokyklą, paprastai jau nebe menų gimnaziją. Įstojau tuomet į kolegiją, pradėjau mokytis prekybos vadybą, nes neįsivaizdavau, pasižiūrėjau darbo LT skelbimus, žiūriu, prekybos vadybininkas uždirba 3000 litų. Galvoju, davai. Bet žodžiu, antram kurse supratau, kad nekenčiu aš pardavinėti ir nusprendžiau, kad aš noriu studijuoti marketingą. Nuėjau studijuoti marketingo, baigiau magistrą ir tada netyčia atsidūriau automobilių pasaulyje. Tai jau maždaug nuo 20 metų vienaip ar kitaip dirbau įvairiose įmonėse susijusiose su automobiliais. Ardymu? Ne, pradėjau nuo naujų dalių, dirbau įmonėj, kuri dabar yra labai didelė, tarptautinė, bet tada buvo jos pati pradžia Lietuvoje, tai nuo jos aš pradėjau savo karjerą. Dirbau sandėly, kasoj, dirbau to įmonėj marketingo skyriui. Paskui išėjau, tada bandžiau savo versliuką irgi ten truputį su automobiliais, tada mečiau tą versliuką ir tada nuėjau dirbti valstybės tarnybą. Dirbau ten daug metų, tada sugalvojau, kad noriu pailsėti nuo darbo ir pagimdyti vaiką. Taip gavos, kad pagimdžiau 2, tada nusprendžiau, kad reikia eiti darbą, kad pailsėti nuo vaikų ir atsidūriau šrote. Purvinam, murzinam. Pradėjau dirbti su eBay'um, kėliau dalis eBay'ų, tais laikais dar RRR buvo tik tai pati pradžia. Kėliau ir dasikėliau iki to, kad man teko pavadovauti tą įmonei ir jau jai vadovaujant pradėjau svajoti, turėti savo šrotą, bet kuris būtų toks, kokio aš nebuvau mačius. Tai yra švarus, gražus ir aplinkosaugiškai teisingai dirbantis. Tai va, teko pasistengti ir savo šią svajonę išpildyti. Kadangi jau turėjau įsivaizdavimą, kas yra tas šrotas, kaip viskas veikia, kaip yra su aplinkosauga, atsidarinėjant, ieškojau patalpų būtent tokių, kur žinočiau, kad tenai tikrai gausiu leidimą. Tai visų pirma, visiems tai rekomenduoju prieš atsidarinėjant automobilio ardymo aikštelę pasidomėti, ar tikrai toj vietoj yra galimybė gauti taršos leidimą, nes jį gauti nėra taip paprasta ir yra daug vietų Lietuvoje, kur jo gauti praktiškai neįmanoma. Taigi mes ieškojom patalpų, važinėjom, vis ten kažkas netiko, nepatiko, daug kas iškart buvo atmesta dėl leidimo. O šitas sklypas labai ilgai kabėjo skelbimuose, daug kartų aš jį žiūrėjau, bet kažkaip jisai manęs visiškai netraukė. Ir realiai iš nevilties mes atvažiavom čia ir kai mes atvažiavom, aš atsistojau tenai vidury kiemo ir pamenu tokį jausmą, nežinau kaip jį apibūdinti, bet stojau ir čia, mes čia turim būti. Tai tada įsigijom šitas patalpas ir pradėjom sukti mažą versliuką. Kai įsigijom, čia iš tikrųjų viskas buvo tragiška, buvo belekiek šiukšlių, nebuvo normalios tvoros, buvo tvoros likučiai kažkokie. Pastatas buvo, čia yra buvusi ferma, tai buvo toks plytinis baisus pastatas, apačioj nebuvo nei išbetonuotas grindis, nieko nebuvo, čia labai baisu buvo, tada atrodė normaliai. Ir jau atsidarinėjant verslą, darantis taršos leidimą, aš pradėjau pirkti automobilius, kurių neturėjau kur sandėliuoti, todėl aš juos sandėliavau tėvų kieme.
tarp mamos moliūgų, ten braškių ir visų kitų dalykėlių. Ką tu mama į tai sakė? Žinok, nežinau, kodėl jinai manęs neužmušė, bet jinai palaikė šitą idėją. Nežinau, kiek laiko ten tos mašinos prastovėjo, gal koks 3 mėnesius, 4. O mes paskui susitvarkėm, pasidarėm tokį pirminį remontą ir visas atsivarėm čia. Tai tokia mūsų trumpa istorija. O aš manau, eikim į vidų ir papasakosiu, kaip mes gyvenam dabar, kuom kvėpuojam, parodysiu kolegas, jeigu jie nepasislėps, nes jie mėgsta slėptis. Tai vat, chebrytė, nepykit, jeigu kolegų rodysiu minimaliai, nes negaliu versti žmonių filmuotis, jeigu jie to nenori. Tai čia yra mūsų ofiso bardakas, kur mes pasitinkam klientus. Čia serviso nesąmonės. Aš jums iš tikrųjų pamiršau pasakyti, kad mes dar ir servisą turim. Tai, manau, einam, aprodysiu servisą. Iš tikrųjų, apie servisą, aš manau, kalbu labai mažai, netyčia. Šrotas man patinka žymiai labiau, todėl aš pastoviai apie jį šneku. O servisą mes atsidarėm prieš 4 metus. Buvo tai mūsų su Rimuku bendra svajonė, mūsų bendras vaikas toksai. Svajojau aš perrinkinėti variklius, tai sėkmingai tą ir darom. Darom praktiškai viską, pradedant alyvos keitimų, baigiant variklių keitimų, dėžių keitimų, variklių perrinkimų, grandinių, diržų keitimų, žodžių. Darom viską. Tai šiuo metu čia kas? Pakabos remontas, matau, BMW. Čia Rimuko lavonėlis, tai nežinau čia ką apie jį pasakot. Čia gal Rimukas papasakos. Gal vėliau, jeigu nenupirks nieks. Čia Rimuk, gal tu pakomentuok, ką jūs žinot. Aš į servisą nelendu. Čia yra Land Roverio 4.7 V8 variklis, gilizuotas blokas, realiai pilna kapitalinis. Čia mūsų vyr mechanikas Šeras. Čia yra mūsų sandėlys. Čia yra tos prekės, kurių visi nemoka gražiai, kompaktiškai sudėti, mes irgi nemokam. Tai iš tikrųjų salonus parduodam papigiai, kad tik tai parduoti ir kad jie neužimtų vietos. Turim prisidarę visokių tokių savadarbių laikiklių. Čia kraunam kėbulo dalis, viskas paminkštinta tam, kad jos nesibraižytų, nesidaužytų. Tai čia Rimu gali parodyti, daug tokių yra laikiklių. Sandėly mes turim apie 15 000 dalių. Tai čia yra mūsų 2 aukštų sandėlys. Gal einam Rimuk į viršų, ten labai romantiška. Einam, pabiškį pasakok pakeliui. Varikliai, ratų nedaug turim. Iš tikrųjų mes esam, palyginus su kitais, dar maži jauni ardytojai. Planai yra kitokie, bet mes stengiamės neskubėti ir viską daryti tvarkingai, kokybiškai, po truputį ir neapsikuisti, neužsiversti niekam nereikalingom dalim. Tai praeikim gal čia, parodyti. Pažiūrėkim, gražu, kiek grybų auga. Grybų, jo. Deimantė čia sėja grybus, augina grybus. Deimantė yra, kaip aš vadinu, mūsų mini boss. Palauk, žvilgtėsim ją, ką jinai daro. Prižiūri Deimantė sandėlį ir vyrukus. Ir Sandra dar čia. Čia yra tiktokinė scena. Sandra su Deima dabar pakuoja siuntas. Tai čia įsivaizduokit, ant kiek Deimantė tvarkinga yra, kad jinai yra pasidariusi tokią zoną. Bet mes jau čia viską nepailiui rodom, einam į sandėlį. Sandėliuojam mes dalis chaoso tvarka. Nežinau, ar dar koks Šrotas tai daro. Tai šiek tiek paaiškinsiu apie tai. Chaoso tvarka reiškia, kad vienoje lentynoje yra daug skirtingų prekių. Ir aišku, pasitaiko, kai yra ir vienodų, bet to būti neturėtų. Šita tvarka yra taikoma, nes jinai palengvina dalių suradimą.
mes programai pasižiūrim, kad konkreti dalis turi būti, tarkim, lentynoje A723, reiškia šitoj, ir žinom, kad tai yra, tarkim, saugiklinė. Ir vat mes ateinam, iškart mūsų akis mato ją, pasižiūrim dalies kodą, ID, tikrai tas, paimam ir nunešam klientui. Ir tai yra žymiai greičiau negu ieškoti šitos saugiklinės tarp 50 saugiklinių. Kai būdavo anksčiau įprasta pas automobilio ardytojus, dabar kaip pas kitus yra, nežinau, gal praktika pasikeitė. Rimuk ir čia gali užeiti irgi. Čia turim daug stelažų. Čia iš tikrųjų net sunku praeiti. Tai radiatoriai, ten dar ratlankiai pas mus, reduktoriai, razdatkės. Žodžiu, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ratų mes nelabai turim, bet pasirodo, pati dabar tik pamačiau, kiek mes jau turim. Tai va, apie sandėliavimo tvarką turbūt tiek. Įdomu komentaruose, kolegos, pakomentuokit, kaip jūs sandėliuojat, kokios tvarkos laikotės. Dėžės, dar truputį kėbulo dalių. Elektrą taupom, nors turim saulės elektrinę ant stogo, vasarą gaminamės, žiemą naudojam, bet vis tiek reikia taupyti. Iš tikrųjų, šita žiema jau buvo tokia ilga, kad bijojau, kad nebeužteks elektros, bet viskas okei, užteko. Kaip į palėpę kokią. Eiti čia labai romantiška. Aišku, vietos kaip ir pas visus mažo, todėl stengiamės išnaudoti viską, sparnai visur prikabinėti, čia pridėta visko, maks, komfortiškai. Yra vienas labai nekomfortiškas dalykas mūsų sandėlyje tik čia. Turbūt nėra nei vieno darbuotojo pas mus, kuris nebūtų susidaužęs galvą. Aš nesu. Nes tu ne šrotė dirbi, o servise. Aš esu kokį 10 kartų čia ieškai ir pamiršti ir atsistoji ir žiauriai skauda. Tikrai labai skauda. Tai va, šitas antras aukštas stelažo eina tiek pat, kiek ir pirmas. Viskas užkrauta. Norėčiau artimiausiu metu dar tiek pat jų pasistatyti, o va čia man šitas vaizdas labai romantiškas. Žiūrėt, kaip Deimantė dirba. Taip, mes dabar su Rimuku kaip Romeo ir Džiuljeta. Einam Romeo, palauk išjungsiu viską. Eik pirma. Tai va, tai apie sandėlį trumpai tiek. Jeigu kažkas įdomu, tai klauskit komentaruose. Kituose video pabandysim atsakyti jūsų klausimus. Taip, tai dirbam mes 5 metus beveik. Ardom. Pagrindė iki šiol ardydavom senesnius automobilius, kažkur nuo 2007 iki 2015 metų. Pagrindinės mūsų markės yra Audi, Volkswagen, Volvo, esam Mersu truputį turėjome LGL, keletą BMW, Rimuko. Šiaip BMW nerdom ir niekada nesakyk niekada, aišku, bet nelabai planuojam, nematau čia su jais didelės perspektyvos Lietuvoje, kadangi vieša paslaptis, kad yra, kaip čia pavadinti, daug ir kreivų dalių mūsų rinkoje ir šiaip jos yra ardomos ant kiekvieno kampo, todėl normalios įmonės sunkiai gali konkuruoti BMW kainomis, BMW dalių. Tai trumpai tiek, BMW fanai nepykit, bet taip jau yra. Čia, kai parduodam prekes, čia pakuojam. Dažniausiai pakuoja Deimantė ir Sandra. Kartais aš ateinu, kai noriu savo smegenis pravedinti. Va, čia viskas gražiai sudėliota pas Deimantę, dėžutės pagal dydžius. Mano vaikų žaislų. Čia yra Deimos
spintą blogiems žmonėm. Jis tam blogus kolegas uždarinėja ir kankina. Bet visko neparodom, padarysim atskirą seriją apie Deimantės kankinimų spintą. Tai va, dėžučių, žiauriai daug turim. Didelės dalis bamperius, kapotus ir panašiai pakuojam į ovoko dėžes, nes tai tikrai šiuo metu yra geriausias variantas. Turim daug mažyčių dėžučių, tai čia irgi Deimantė patogiai pasidarius, mato, išsidėlioja po vieną pavyzdį, mato kokios dėžutės ir iš karto gali imti. Tai va, žodžiu, kas liečia Deimantės darbą, sandėlį, visą tvarką, tai čia yra Max, aš daugiau net nedrįščiau svajoti, nes neįsivaizduoju, kur čia galima geriau padaryti. Nenori dar vieną piruetą scenai padaryti? O jeigu sugrius? Pamėginam. Davai. Padarom taip, už kiekvieną followerį direktorė daro piruetą. Už kiekvieną po vieną, tai man galva susisuks. Ne per vieną Bet kartą? Bet čia apšvietimo nėra. Gal nenuvažiuos. Va. Reveransas. Tai va, bet dar vienas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį, viskas pas mus yra mobilu, tai, pavyzdžiui, tie patys laikikliai yra ant palečių, kad su krautuvu atvažiuotumėm, paimtumėm, bet kada į kitą vietą nuvežtumėm. Scena mūsų yra, scenui fotkinam didelės dalis, ratlankius, kėbulo dalis ir panašiai, ir jinai yra ant ratukų, kad vėlgi, jeigu mes rytoj sugalvosim viską čia persistatyti, iškart persistatysim. Stalai irgi yra su ratukais, žodžiu, viskas yra maksimaliai transportuojama, mobilu. Tai va. Tad dabar, manau, einam į ardymo zoną, tai kas yra įdomiausia. Tadadadam! Čia jau yra beveik išardytas automobilis, Audi Q7, 4M, nuo 15 metų, būtent šita yra 3 litrai TFSI, 245 kW. Tai jeigu kažkam reikia dalių, galit kreiptis, kai video išeis, tai manau dar dalių tikrai bus. O viskas veikia taip, kad išardom čia. Viskas yra gražiai sudėliojama į dėžes. Rimukį irgi gali parodyti. Stengiamės iš karto maksimaliai gražiai sudėlioti, va ten žarnos prie žarnų, elektronika prie elektronikos, kėbulo dalys iš karto gražiai sustatomos, kad jos nebūtų pažeistos. Žodžiu, viskas dedama taip, kad su tepalais elektra nesusimaišytų, visi komponentai dedami atskirai. Taip, visos dalys. Pinigėliai. Tikiuosi daug pinigėlių. Visos dalys maksimaliai turi būti švarios, nes kitaip Deimantė labai supyks, jeigu užsipils ant savęs ten kokio kuro ar alyvos. Taip, tai čia variklis. Širdelė. Širdelė, jo. Rimukas iš tikrųjų ne veltui turbūt parodė saloną, šita Q7 buvo degusi. Tai va toks jos ir salonas. Socialiniuose tinkluose žmonės klausinėja automobilių istorijų. Tai šituo atveju bent jau buvęs savininkas pasakojo, kad jisai pats nusipirko ją iš Amerikos, susitvarkė, susiremontavo, išsėmė numerius, kad jau važiuoti ekspertizę ir nusprendė pasidaryti cheminę. Ir po cheminio jam užsidegė akumuliatorius po sėdynę. Tai va, taip ir atsitiko. Lyg ir vyko kažkoks tai tyrimas, kas kaltas, kaltų neliko ir žmogui nebeliko nieko kito, kaip tiesiog parduoti ją kažkam, kas išardys dalimis. Tai va, tai tokia jos istorija, gali iš arčiau parodyti. Salonas, kaip tu ten Rimuk vadini, sakei, BMW yra ten kažkoks. Individų deginta oda. O kaip smegenis biškai atrodo. Iš tikrųjų nežinau, jaučiu čia vis tiek dar visokie laikikliai liks, žiūrėsim, kas kiek kainuoja. Šiaip kėbulas tvarkingas, viskas su juo gerai, tik tais, kad vidus nukentėjo. Kėbulas tvarkingas, iš tikrųjų tai yra mano
pirmas naujesnis automobilis. Dabar labai noriu ardyti tik nuo 15 metų arba dar naujesnius automobilius, nes atsibodo tie seni lavonėliai, norėjau pavadinti, bet gal negražu, bet žodžiu, norisi atsinaujinti. Tai čia yra toksai pirmas bandymas. Už variklį mes norim 5500, priekį parduodam komplektinį irgi 5500, dėl dėžės dar neapsisprendėm, iš tikrųjų nei vienos neradom Lietuvoje tokių kodų, parodyk dėžę gal, yra vienintelė eBay'ui šiuo metu, tai pasižiūrėsim, ką čia už ją prašyta. Nu ir aišku, čia krūva visokios elektronikos, krūva visokių žaislų, tai iš jos susirinks. Nežinau, galbūt kada nors papasakosim, kiek mes iš jos surinkom, kiek jinai kainavo mum. Galbūt irgi kažkada pasakysim, bet manau, kol kas palaikykim intrigą. O kėbulą ketvirčiuosim? Jo, kėbulą ketvirčiuosim, viskas čia su ją okei. Ir va bus mums vienas iš naujesnių iššūkių atrasti vietos ir sugalvoti, kaip sandėliuoti ketvirčius, nes kol kas mes dėl vietos stokos ir dėl to, kad buvo senesni automobiliai, tų ketvirčių nesandėliuodavom. Tiesiog kėbulą priduodavom tuščiai metalą. Labai svarbu irgi gal tas, kad paminėti, kad ardom iki visiškai pliko kėbulo ir iki paskutinio varžto viskas gražu, be jokių ten plastikų, gumų ir panašiai, viską išrūšiuojam, viską utilizuojam atskirai. Ir tada turim pliką kėbulą, už kurį priduodam į metalą ir gaunam pinigėlių. Nu ir manau, šitoj vietoj trumpai tiek. Šitas visas dalis, dabar Deima dirba dar kelią dalis prieš tai išardyto automobilio, prieš tai A8, 13 metų, jeigu neklystu, išardėm 3 litrai dizelį. Tai Deimantė dar jo dalis kelia į RRR. O šitas atvažiuos tiesiog su, aš nežinau, kaip tas vežimėlis vadinasi lietuviškai. Kur atvažiuoji? Lifcioras. Ir išvažiuoji. Tai žodžiu, Deimantė atvažiuos su šituo, nusiveš pas save, jinai ten viską gražiai susirūšiuoja, tada jeigu jai kažkas nepatinka, nedaardyta, ateina, sako, va, čia blogai, reikia išardyti iš naujo. Tiesa, ardo mes dabar tikrai mažus kiekius, todėl mes net neturim tokio atskiro žmogaus kaip ardytojo, bet tikiuosi, artimiausių metų gal bėgyje padvigubinsim, gal net patrigubinsim savo pajėgumus. Einam, pažiūrėsim, ką daro. Tai va, Deima čia viską atsiveža. Ką chimičina? Nieko. Jau sulaužė kažką. Bando prastumti per RRR dabar kažkokį ne? Ne, jeigu rimtai... Jeigu reikia momento, tai pas šerą yra. Sandra sako, iš mano mašinos ištraukė. Kiek kainuoja? Kiek kainavo? 10 eurų. Iš mano mašinos ištraukė ir už 10 eurų parduoda. Nu, ačiū, Hebra. Bet taip mes verslą ir darom. Bet iš tikrųjų, prieš siunčiant dalis visada stengiamės patikrinti, ar sandėliuojant jos nebuvo sugadintos. Jeigu buvo, tai ieškom, kaip išspręsti situaciją, bet stengiamės nesiųs sugadintų dalių. Dėl šitos dėžės noriu papasakoti bairį. Turėjom 2 tokias dėžės su kalnu. Realiai visos šitos dėžės buvo dalis, ne dėžės, visos šitos dalis buvo įkeltos RRR. Čia nuo pačių pirmų mūsų seniausių mašinų ir jos su laiku vis pigo. Ir visų šitų dalių kaina buvo po 5 eurus. Galim pasiknysti. O kažkokie blokeliai, signalas, veidrodis. Nu, žodžiu, visoks čia mygtukai. Nu, ko tik čia nėra. Bet bairis tame, kad mes tiesiog planavom jas utilizuoti. Ir kažkaip aš apie jas pamiršau ir mes paskui pradėjom prekiauti eBay'um.
Tai iš tikrųjų rugpjūčio mėnesį pasidarėm eBay'aus accountą 25 metų. Ir kai pradėjom prekiauti eBay'ui, galvoju, reikia patikrinti kainą šitų dalių, kurios jau ant išmetimo pas mus. Ir kai pradėjom tikrinti, hebrat gal nebemetam, keliam iš naujo. Jos realiai dabar yra jau išimtos iš sistemos ir mes keliam per naują, nes 70% atveju šitos dalis, kurios Lietuvoje kainavo 5 eurus ir RRR buvo niekam nereikalingos, eBay'ui jų kainos yra visai kitos. Ir kartais labai nustebina, gali kainuoti 20 eurų, gali 50, gali 100, gali ir 200. Tai mes dabar vėl viską iš naujo tikrinam ir šitą seną chlamą, kas tinkama, keliam vėl į RRR ir paskui per integraciją į eBay'ų. Manau, Rimu galima eiti toliau. Kadangi jau prakalbom apie eBay'ų, tai paminėsiu, kad dirbam ir su eBay'um, ir su Allegro. Tai vyksta per RRR integraciją, tai yra iš mūsų jau sukelto sandėlio, mes ten ką norim, tą integruojam, eksportuojam į eBay'ų ir į Allegro. Papasakok, koks tavo mylimiausias variklis iš šitų visų gulinčių? Aš po to savo parodysiu. Mano mylimiausias šitas. 2.5? Tai čia mūsų transporterio. Legenda. Taip, čia yra mūsų transporterio variklis, gal kam reikia T5 96 kW. Idealus variklis, pasoje važinėjau 5 metus, prižiūrėjau, tepau, skaičiau laiku, visiškai gerbiu šitą variklį. Tai va dėl to jisai ir yra mylimiausias, jo kaina pas mus dabar, jeigu neklystu, 1,9 įmesta ar 2,000. Bet žodžiu, kainą galim paderinti, bet Rimukas duoda galvą ir visas galūnes nukirsta, kad su viskas gerai, tikrai prižiūrėjau. Net tepalo nedapilinėjau, nuo keitimo iki keitimo norma buvo. O aš greit parodysiu, kuris man patinka labiausiai. V10 man šitas visai nepatinka. Eik, tu nieko nekainuoja, niekam nereikalingas. Man patinka šitas. Čia iš Porsche, GTS-o. Niekam nereikalingas, bet brangus. Jo, dabar jo kaina pas mus yra 3,300 įmesta. Iš tikrųjų, gal kada padarysiu labiau tokį video apie mūsų gal brangiausias dalis, ką turim, kas kaip sekasi. Į šitą variklį dėjau daug vilčių. Nusipirkom Cayenne GTS, ten iki 11 metų, man atrodo, tas modelis. Ir galvojau, ištaškysim labai greit. Kėbulą ištaškiam, jisai irgi buvo degęs, tai va, Q7 yra mūsų antras degęs automobilis. Tai GTS-o priekinis bamperis buvo parduotas gal per 2 savaitės už 2000. Mes jį pardavėm ir pamenu, tada buvo labai fainas jausmas, kai mes turim tą bamperį ir mes nežinom jo rinkos kainos, nes jo nėra niekur. Jo nebuvo nei Europoje, nei Amerikos eBay'ui, niekur. Pas mus buvo vienintelis, tai tu toks tada, aš diktuoju kainą. Tai žodžiu, mes jį greitai pardavėm. Bet variklis užstrigo, gaila. Žinai, kaip padarom? Jeigu per 15 metų neprasiduos, kišam jį į hulę. Aš jau 15 metų nelaikysiu. Tokia čia romantika. Čia irgi va dar viena dėžė peržiūrimui, ką mes čia išmesim, ką įkelsim atgal. Airbagai visokie, plastikėliai. Oi, kas čia? Spidometras. Merso. Vito. Tai čia turto turim įvairaus, daug. Dar vieną dalykėlį parodysiu, puikiai proga, ką nors parduoti. Tik tai aš dabar kainos nežinau, bet žodžiu, turim mes va tokį keltuvą mobilų. Šiaip jisai labai fainas, nebetinu kiek kelia, tuoj pasakysiu, iki 2,5 tonos. Aš manau, čia yra puikus variantas kolegom ardytojam. Jisai yra mobilus, jeigu tu turi mažai vietos, kai tau nereikia, kai neardai, tiesiog pastatai į kampą, kai reikia, atsivarei į ardymo zoną ir ardai ant jo. Jisai, atikrimu gal iš tos pusės, parodyk, jisai yra vien kolonis,
Ta koja taip išsitęsia ir pakelia automobilį, žodžiu, viskas kaip ir saugu. Aišku, iš pirmo žvilgsnio neatrodo taip saugu kaip dvikolonis keltuvas, todėl iš kitos pusės yra tokios atramos, su kuriuom gali paremti automobilį. Tai jau šitas atramas, aišku, pridėsim kartu su keltuvu. Kainos dabar negaliu pasakyti, bet esmė, kodėl mes jį parduodam, mes jį nusipirkom, kai dar neturėjom krūvos keltuvų. Planavom naudoti, bet naudojom, viskas buvo gerai, bet labai mažai, nes paskui netikėtai sugalvojom prisistatyti didelių keltuvų, norėjom remontuoti mikroautobusus, todėl nusipirkom būtent jiems skirtą keltuvą ir šitas toksai liko. Tai daugiau stovi negu dirba. Jo, jisai daugiau stovi negu dirba, mes jo neišnaudojom visų pajėgumų. Jis yra kaip naujas, visiškai naujas. Mes ant jo pakėlėm kiek, iš esmės gal iki 10 mašinų turbūt. Jo, dokumentus viską turim, pirkom iš Intercarso. Tai Intercarsas mums kiekvienais metais padaro, nežinau kaip taisyklingai tai vadinasi, aš vadinu techninę apžiūrą keltuvų. Tai manau, su jo jokių problemų nebus. Jeigu kažkam reikia, tai rašykit privačiai, kažką tarsimės, žiūrėsim dėl kainos. Žinau, kad visi klausinės, kas čia. Rimu. Visi klausinės, kas čia yra. Tai, nežinau, čia yra mūsų projektas, bet toksai, kur surinkom, iš ko pavyko surinkti. Jinai turėjo būti violetinė. Gavosi rožinė. Turėjo būti candy purple, gavosi pink purple. Barbė, žodžiu, gavosi. Bet mes, kai nudažėm kėbulą, buvom labai liūdni, nes spalva visai netokia, kokios mes norėjom. Todėl kėbulas plikas, gal 1,5 metų tiesiog čia prastovėjo. Ir pavasarį Rimukas, praeitą pavasarį prieš metus susiėmė ir surinko ją. Tai vasarą sėkmingai atvažinėjom po renginius, šiais metais irgi planuojam, tai manau tikrai padarysim kažkokių serijų iš auto renginių. Parodi gal iš priekio, kaip jinai atrodo? Visa kreiva. Jo, jinai yra tokia, sakau, šiaip šrotui kaip tik. Tokia surinkta iš bet ko. Ir svarbu jos siela graži, kaip ir mano. Nors svarbiausia didelis. Apie variklį ką nors pasakosi ar ne? Nepasakosiu. Paliksim intrigą, padarysim kokią seriją apie variklį, gerai? Gerai. Tegu kol kas būna intrigėlė. Jeigu kažkas turi užsilikęs dalių siaurukui, tai parašykit arba man, arba Andželikai, kad turit, kažką gal sugalvosim. Čia yra Rimuko brolio projektas. Ne projektas iš tikrųjų, tiesiog jisai nupirko dukrai automobilį daužtą. Iš manęs? Ir iš Rimuko. Ir mes jam padėjom su dalim. Dėkui Arautai, kuri parūpino mum dalių. Ir Rimuko brolius neužilgo turės jau surinktą automobilį. Jau sudėjo panelę, viską pajungė. Nedaug darbo beliko ir važiuos. Čia yra mano geriausias augintinis darbuotojas. Mūsų Bobketas, jisai mums daug padėjo čia tvarkant aplinką ir jisai mums padeda išvežant kėbulus. Tai kai mes išardom automobilį ir kėbulą priduodam į metalą, atvažiuojam, su Bobketu pasimam kėbulą, paruošiam metalų supirktuviai ir jie pasima. Su savo tuo irgi, kaip jis tai vadinasi? Manipuliatorius. Manipuliatorius, jo, su juo. Tai va, o dabar čia turbūt yra, pamatysim pardavimo dalių paskutinį etapą, kai panos supakuoja siuntas. Iš tikrųjų dabar labai mažai siuntų, kažkaip tokia ne kažką diena buvo. Tai surenka siuntas, turim atskiras lentynas, kiekvienam kurjeriui, kurjeris atvažiuoja ir jau žino kurį jo lentyną ir iš kur jam pasiimti siuntas. Tai žodžiu, chebryte, ačiū jums labai už jūsų dėmesį,
už jūsų palaikymą. Būtinai komentuokit, kokia tema, apie ką mums toliau daryti video, nes, žinot, man atrodo kažkas įdomu, tai gali būti jums neįdomu. Tai būtinai pakomentuokit, ką rodyt, apie ką kalbėti. Ir susitiksim kitoj serijai, antroj. Ačiū jums. O tu žinojai, kad Kas? Nu, visą video aš tipo taip buvau. Nu, tu juokauji. Tai man dabar iš naujo filmuoti?